kuris šiuo metu dirba Jėzuitų gimnazijoje, kapelionu, sakė tik į Dievą. Tai va, kviečiam artimiausią laiką praleisti kartu su mumis ir pasiklausyti, ką kunigas papasakos tema, kai Dievas juokiasi, taip? Ar Dievas juokiasi? Tai va, tai prašom drąsiai gerti kavą arbatą ir iš pradžių kunigas pristatys temą, klausykimės ir manau tikrai turėtų kilti klausimų, tad esate drąsiai kviečiami jos užduoti po temos pristatymo arba užrašyti tuo metu, kai kunigas kalbės. Čia mes turime lapukų ir tušinukų, taip kad prašom klausti ir būti drąsūs. Tiek. Tai ir aš noriu pasakyti sveiki. Tikiuosi, kad jūs čia daugiausiai, kurie susirinkot, nujautėt, kad čia ateis kunigas. Jeigu yra vienas kits, kuris pamatėt netikėtai, kad čia šventikas įėjau, tai tikrai nevėliu jūsų kongre. Bet tie, kurie nesitikėjot, kad čia bus kunigas, tikrai negalvokit, kad aš jūs atvertinėsiu ir supilsiu švęsto vandenio ir ten ką nors, tikrai to nedarysiu. Jau kurį laiką, kai naujas popiežius išrinktas Pranciškus, jis sako, kad šiais laikais, kai norim kalbėti su žmonėmis, neužtenka bažnyčios. Ir Kaune yra kelios kavinės, kurios sutinka, iš anksto pasako, kad ateis kunigas kokią nors temą kalbės. Ir šiandien yra tokia tema, ar Dievas juokiasi. Ten buvo sakęs, kaip Dievas juokiasi, bet yra, ar Dievas juokiasi. Tai kaip jau sakė Milda, aš pradžioje apie pusvalandį kalbėsiu jums, ar tikrai Dievas juokiasi. Aišku, tai jeigu juokiasi ir man tada reikia visada juokiasi šiaip jau, ne, bet pirmiausia, aš bandysiu pasakyti jums, kodėl kyla mintis, toks klausimas išvis, ar Dievas juokiasi, o kodėl nekyla mintis, ar Dievas verkia, pavyzdžiui, arba ar Dievas kenčia. Mums lyg suprantama, kad Jėzus ant kryžiaus kenčia, ar ne? Tai aš pačioj pradžioje tik tai jums bandysiu paaiškinti, kodėl toks klausimas kyla ir kartais mūsų katalikų bažnyčia tokia truputį laikom tokia nuobodžią galbūt, arba kaip aš vaikas įėjau į bažnyčią, tai sakydavo nuobodu, ką tenai veikti, jeigu ten pradedi kalbėti, tai močiutė su rožančium per galvą kerta. Ir tai aš pačioj pradžioj noriu pasakyti, kas atsitiko bažnyčioje, katalikų bažnyčioje, kad bažnyčioje kartais yra nuobodus. Ir dabar jau paimsiu truputį į rankas tokiau. Žinot, šiais laikais labai lengva pasiruošti temai. Jei toks yra tėvas Google. Įvedė, ar Dievas juokiasi ir tau išmetė visas temas. Tai čia bus protingo šiandien, kad kaip reikia. Reiškia, 17 amžiuje toks Jansenas gyveno. Ir toks kilo jansenizmo erezija, kuris sakė, kad žmogus yra toks blogas, toks nuodėmės sugadintas, kad jam draugauti su Dievu yra labai sunku. Ir tas judėjimas, toks jansenizmo vadinamas judėjimas, ypač į katalikų bažnyčią įnešė tokį dalyką, kad prieiti prie Dievo yra labai sunku, kad priimti Jėzų tenai per komuniją reikia neturėti nė vienos nuodėmės, o tą labai sunku daryti, kad neturėti nė vienos nuodėmės. Ir pamažu atėjo tokie dalykai į bažnyčią, kad tik kartą per metus galima priimti komuniją ir taip toliau. Tai šitas jansenizmas tokią įtaką padarė, kad jis iki šių laikų yra labai palikęs mūsų katalikų bažnyčiai tokį įvaizdį. Įeini į bažnyčią ir nebandyk nusišypsoti, nes viešpats pritrems, ar ne? Tai aš tik taip galvoju, kodėl mums kyla tokia mintis, ar Dievas juokiasi. Ir tada, jeigu dar šventam rašte pradedi ieškoti, tai žinokit, kad Jėzus, pavyzdžiui, juokiasi už pilvo susėmęs, nieko neparašyta. O kad, pavyzdžiui, Jėzus susėmęs už pilvo juokiasi, nieko neparašyta. Žinoma, jeigu imtume Seną testamentą, tai žinokit, ten atsakymas labai paprastas. Yra 2 psalmė sako, danguj sėdinti juokas tikima. Tai va jau būtų ir visas atsakymas. Ar Dievas juokiasi, tikrai juokiasi.
dangui sėdinti juoką stikimą. Tai jeigu mes bandytum suprasti Dievą per šventą raštą ir tik taip žodiškai, kad reiškia tikrai jisai juokėsi, įdomu dabar, ką jisai juokėsi, ir nėra rimtas, kai mes šnekamės. Bet aš norėčiau toliau kalbėti, ar Dievas juokėsi, tai yra žiūrėti į pačią bažnyčią, kaip bažnyčia vertina juoką, humorą, ir ar toj bažnyčiai galima nusišypsoti, ar negalima. Ir pirmiausia, jau žinot, kad katalikų bažnyčia turi net šventą globėją, humoro globėją. Gal žinot, kas yra šventasis? Kas drįsta pasakyti, arba pasiskaitėt, kas tėvas Google? Nežiūrėjot, ne? Jeigu bažnyčia skelbia, kad net šventieji yra skiriami, kurie humoro dorybę globoja, tai tikrai Dievas juokėsi. Ir Jėzus tikrai augdamas dažnai juokėsi. Yra toks šventas Tomas Moras. Girdėjo tokį Anglijos šventai? Jis buvo nedidelio ūgio, daug mažesnis negu aš. Ir jis yra paskirtas humoro globėjų. Ir dabar, žinot už ką, kad jis mokėjo net prieš savo mirtį pasakyti tokius žodžius, kur žmonėms net neleido Henrikas VIII klausyti jo, nes jis, kai pradėjo kalbėti, visi žmonės pradėjo ploti jam. Prieš mirtį Tomas Moras buvo nuteistas mirtim, kad jis Henriką VIII apkaltino, kad jis gyveno antrą šeimą, sukūręs taip negalima, ir jam nukirstino galvą. Tai veda jį Tomą Morą nukirsti galvą, ir jis ateina prie to pakylos, kur užlipti, ir jis sako tam teisėjui, kuriam jau sako, užvesk mane ant pakylos, nuo ten aš jau pats nulipsiu. Tai kai jis pats nulipsi, jeigu galva nukirsta, tai. O paskui, kai jis padėjo savo galvą ant ešafoto ir jam reikėjo jau kirst galvą, tai jis buvo, kadangi trumpas ir trumpas kaklas labai, tai jis taip pat žiūrėjo, įsivaizduokit Tomo Moro paskutinės žodžiai prieš mirtį. Pasižiūri į tą butelį ir sako jam, žinai, sako, mano kaklas trumpas. Nesusigadink savo markį, sako, pataikyk. Jo. Tai jo buvo toksai paskutiniai žodžiai prieš mirtį, Tomo Moro. Kaip suprantam, nebūtinai, kad Tomas Moras nebijojo mirties, aš įsivaizduočiau, ten jam adrenalino buvo tikrai daug. Jeigu man tai pakeltų virš galvos, ką nors, tai galbūt aš irgi kažką meščiau, bet ten arba perspėčiau patraukti, arba kažkaip įpraščiau kažkam, tiek baisu būtų. Bet humoro dorybė, arba ar Dievas juokėsi, tai yra, mes tik neinam už to, kad Dievas turi būti susėmęs už pilvo juoktis, bet su tuo juokimusi Dievas duoda viltį. Ir ten, kur yra viltis, arba kur yra išeitis, ten yra visada daug linksmumų. Dabar aš noriu prieiti prie Jėzus. Nors nėra prašyta, kad Evangelijose, kad Jėzus juokėsi, bet žinot, kartais, kaip jis pasielgia, tai tikrai juoką sukelia. Pavyzdžiui, Jono Evangelija rašo, kad kai Jėzus prisikėlė, tai apaštalai buvo labai įsigandę, ten sulindę į kokį nors užsidarę ir meldėsi, kad žydai nepamatytų, įsivaizduokit į tokią kafė suėję, meldžiasi atsirakinę duris, ir staiga durims esant užrakintoms eina Jėzus, tai kažkur per sieną. Tai įsivaizduokit, dabar mes čia sėdam ir Jėzus kur nors per sieną įlenda. Nežinau, tai kaip jūs įsigastumėte, kaip čia būtų. Aš įsivaizduoju, kad tai yra Jėzaus tokie šposai, kur tikrai, gal jie įsigando tiek. Bet aš pats pagalvoju apie save, kad tai susirenka maldos grupė, o tam kambarį yra kokia nors spinta, įlendu į spintą, ir maldos grupė susėdę, sako, kažin kunigas šiandien ateis ir neteis. Ir aš išlendu, tai, kokį 3 įsigąsta, bet 8 žiūrėjau tikrai juokėsi. Tai negi Jėzui durims esant užrakintoms, staiga visi, žinai, buvo tokie, čia Jėzus dabar juos daužys, ar čia maždaug pabaisa, ar čia kažkas. Jėzaus kai kurie poelgiai tikrai turėjo kelti šypseną. Arba kita vieta. Jėzus su apaštalais, žinot, jie buvo kai kurie bailiai apaštalai valtyje. Valtis, laukė visi,
didelė audra, o Jėzus valtyje miega, įsivaizduokit. Nu, čia kažkokia yra absurdas. Nebent jau jis buvo labai pavargęs, nežinau. Aš neįsivaizduoju, jis tarėsi miegasi, tai pro akį atmerkdavo, ar jau jie bijo. Nu, tikrai tai buvo, nu. Nes tada, kai jie prikėlė Jėzus, sako, žiūrėk, mes visi paskęsim, tai sako, nu jūs ir bailiai. Tai tokie Jėzaus poelgiai, ar gali būti, kad Jėzus nesišypsodavo, arba šalia jo būdant nesišypsodavo. Vienas toks stipriausias dalykas, kad Jėzus tikrai šypsojosi, tai yra, kai jis mus dičkius, tie, kurie jau labai rimti esam, jau taip, jau, gal jūs nelabai, bet aš jau kaip jūs rimtas toks, vis tiek jau rankas sudėjęs, sako mums, kokie, į ką mes turim būti panašus. Pasikvietė vaikus, tokius nedidelius išdykėlius, pasisodino šalia savęs ir sako, dangaus karalystė yra tų, kurie panašus kaip šie vaikai. Nu tai įsivaizduokit dabar savo vaikus mažus, arba kai jūs buvot. Nu čia būtų vaikas, yra koks nors čia vaikas. Kai jie įsidrasina, nu netikiu, kad jis atsiklauptų, kunigas atėjo ir meldžiasi, vaikai kunigas atėjo meldžiasi. Lakstytų galvo. Arba paskutinį kartą jūs pastebėjote, kaip YouTube buvo popiežius Pranciškus kalba ir vienas toks berniukas atėjo ir atsėdo į jo sostą. Matėt, kad kas nors? Bet jūs YouTube turbūt žiūrėt tik tai Fanaccidents ar daugiau ką žiūrėt. Ir šitas popiežius irgi elgėsi kaip Jėzus. Tikrai jis neliepė išeiktų iš to sostų, koks popiežius būsim, žinai, vaikas užėmė vietą popiežiaus. Juokavo jis ten su juo. Tai vėl tas pats klausimas, ar Jėzus juokėsi? Nu tai jeigu jis, pavyzdžiui, sako apie vaiką, būkit tokie kaip vaikai. Nu tai vaikai yra pirmieji, tie, kurie juokėsi. Ypač, kai jie įsidrasina. Šiandien tai jūs dar ne visi juokėsi. Štai tokį. Ar čia aš nepataikau, kaip nors. Jo, dabar aš noriu eiti truputį prie savo patirties, kad reiškia, ar iš vis reikalinga mums šypsotis bažnyčia ar kaip nors. Ir tas Tomas Dančeris toksai parašęs tokią knygą Tikėjimo įžvalgos, jis irgi kalba apie tą humorą visokį, jis sako, kad humoras, juokas yra geriausias egzorcizmas. Jūs jau turbūt daugelį kartų girdėję apie tokį egzorcizmą. Tėvą Valkauską, kai kurie pažįstate, ne? Gal jau matėt, kaip velnį išvarodą, nepastebėjot, ne? Geriausias egzorcizmas yra humoras. Taip sako Tikėjimo įžvalgose toks Dančeris. Ir tas humoras ne tiek skirtas, kad nors kitam pašiepti, bet pirmiausia, mūsų tokia yra prigimtis, gal jūs tų problemų neturit. Mes gyvenime kartais labai norim būti rimtais, susireikšminam. Ir dabar, pavyzdžiui, čia sėdžiu centre maždaug, jo čia svarbus toks, ne? Ir bijau, kad nesusimeičyčiau puslapiuose čia, ne? Ar kas nors susireikšminis žmogus. Ir mums vienas žmogus, vesdamas rekolekcijas, sako, jeigu tau iš ryto didelė neurozė, ar tau šiandien pavyks, ar tau nepasijoks, kas nors sako, jis linki tokį pratimą atlikti rytais. Kai tu tualetą įsivalai dantis ir pažiūrai veidrodį, pasakyk tokius žodžius. Ir taip kasdien daryk. Nu, kaip laikaisi jo didenybę, nu, kaip tu didenybę laikaisi. Sau tai pasakyk. Dič gerb, kaip tu laikaisi. Dič dar taškas gerbti, ne? Nebijokit. Humoras arba Dievo šypsena arba mūsų pačių šypsena iš mūsų pačių labiausiai duoda džiaugsmo gyvenimą. Pasijuokti iš savęs, arba kitaip sakant, mes šėtonui neleidžiame sureikšminti dalykų, kur yra tokie nesvarbus gyvenime. Jeigu aš vėl gal kalbėčiau apie save, kad jūs dabar mato čia kunigą sėdintį, kalbantį. Ir aš galiu taip pasakyti, aš esu gimęs kaime ir turiu tą tokį dvynį, tokį patį kaip aš, mes du dvyniai užaugom. Ir kaime užaugau, kur mes labai bijojom žmonių. Kai mes buvom kokių
6-7 klasėje, jeigu važiuodavo žmonės pro šoną kaime automobilis, tai mes į krūmus bėgdavom. Tokį kompleksuoti labiau buvo. Dar dabar galim vieną kitą kompleksą pamatyti. Reiškia, sakau, ne? Ir labai bijojau žmonių. Ir įsivaizduokit, šiandien po jau 50 metų sėdžiu čia prie žmonės ir kalbu apie humorą. Tai ar čia nejuokinga? Aš sakau, kad Dievas iš manęs pasijuokė. Labai norėjau likti kaime ir dirbti tik prie žemės ir su arkliais, daugiau nieko. Niekada negalvojau, kad reiks vėliau pasikalbėti, ar Dievas juokis. Niekada negalvojau. Pasižiūrėkit jūs kiekvienas į savo gyvenimą. Ir tada galėsit pamatyti, kaip Dievas kartais pasijuokė tą gerąją prasme. Jeigu paklaustumėt jūs, ar man sekėsi gerai mokykloje mokytis, o čia mano mokinių nėra, nežinau, kaip čia yra. Ja. Bet jau buvus mokinėti, ne? Tai nesakyk vaikams, gerai? Dabar jeigu parodyčiau pažymų knygelę, kaip man ten sekėsi mokytis, tai gal geriau ją sudeginti ir nerodyti. Bet įsivaizduokit, reiškia, po kiek metų man reikėjo būti Kauno Jėzuitų gimnazijos direktoriui. Nu tai yra juokinga. Kaip aš mokiausi ir galvojau, Jėzuitų gimnazijoje aš nepajėgčiau mokytis, nepajėgčiau mokyti, bet direktorium, kodėl ne? Kaip Dievas pasijuokė iš žmonių. Paskui Dievas pasijuokė dar tuo, kad man davė, kad leido gimti ne vienam. Mes gimėm 2 vienodi. Ir mano brolis gimė antras. Ir jis sako, kad kai jis gimė ir pamatė, kad šalia lygiai to pats kaip aš, tai labai juokėsi. Neplanavom dviese gimti, aš nežinau, iš kur tai atsirado. Ir dabar, kai sutinki, jam jau 50 metų su jau, tai kaip vietai gimtadienį, tai šventį. Jo. Ir tuos visus dalykus matant, nu, jūs jau dar patys juokitės. Tai įsivaizduokit dabar, kai aš tai pasakoju, ar Dievas juokėsi. Ne, jis dabar pyksta, kad aš nerimtus dalykus pasakoju. Ne? Jis dabar ruošiasi mane nubausti, kad aš tik juokauju. Ne? Jis dabar nori, kad aš šis visus sutrukdyčiau ir melstų. Jam tikrai patinka malda Dievui. Bet jam labai patinka malda su šypsena arba su viltimi. Kiek mes dar turim laiko? 10 minučių. Gerai, aš dar 10 minučių duokit jiem rašyti klausimus, nes jie paskui paklaus, kaip man metų. Dabar galbūt jums kyla dar mintis, ar Dievas juokiasi tada, kai žmogui bloga gyvenime, arba žmogui yra kančia. Ar tada jis juokiasi? Ir žinau, tai pasakysiu, aš nemanau, kad tada jis juokiasi ir džiaugiasi, kad mat atkeršė, jau gal tikrai nėra tokio juoko pas Dievą. Bet aš netikiu, kad kai mes, pavyzdžiui, labai artimą žmogų laidojam, prie kapo visi tokį nusiminę arba, tai tada Dievas irgi iš dangaus toks pasimetęs, nežino, ką daryti, čia prikelt tą mirusį, neprikelt, ar jis neurozija, gal nelaiku paėmė žmogų, gal kažką daryti. Netikiu, kad Dievas taip elgiasi. Aš manau, kad jis tada, tas juokas pas jį yra ne kad juokas, bet jis kalba apie kažką, kas yra amžina, kas mus neturi nuliūdinti. Jeigu jūs žiūrėję esate filmus, kuriuos sukūrė žydų tauta, ir tenai yra tikrai žydų tautoje daug kančios, holokaustai visokie, bet jūs pastebėkite, beveik kiekvienas filmas yra sukurtas, kuriame rasite šalia tos kančios tiek juokų, kaip žydai moka padaryti, kur atrodo tikrai žiaurumas. Ir žinot, iš kur tai yra? Žydai savo Senajame testamente, kurį mes pripažįstam, sako, kad kai Dievas kūrė pasaulį, tai jis šypsojosi. Ir jis bet kokio kančioje duoda viltį, kad tai nėra pabaiga, kad tai nėra, kad, pavyzdžiui, Dievas kapituliavo, negali sutvarkyti pasaulį. Dievas nieko negali padaryti Lukašenkai, nežino, ką daryti, ne? Tai šia prasme, tada mums, kai kančia, kai sunku, kai prarandam artimą asmenį, atsiminkit, kad tuo metu šalia Dievas yra, tikrai nėra tas, kuris, toks nusiminęs arba bevilties. Ir labai linkiu, kai bus arba yra kada nors sunku, nebijokite tuo momentu pagalvoti,
kaip dabar Dievas į mane žiūri ir patikėti, kad jis tuomet irgi šypsosi. Nesityčiodamas, ne kažkaip tai. Šią vasarą, mes praeitą vasarą su broliu, mes palaidom sesutę, jaunesnę už save. Mes ją labai mylėjom. Buvom 6 vaikai šeimoje, kurie nežinau. Ir sesutę palaidom, nes ją vėžys suvalgė. Toks būna vėžys, bet žinot, valgo. Ir kai buvo karste, tikrai buvo skauda, nes sesutę labai mylėjom. Ir žinot, tai žiūriu karste, kaip visada ašaros vyra, arba labai dažnai prie karsto, žinot, kas sunkiausia, labai snarklys dėlė. Vis valais, visai matot vyrai, verkia, gėda kažkaip. Ir taip man besėdint, pažiūrėjau, jie aprengta tokia, reiškia, suknelė ružava tokia ir bateliai tokie yra ružavė, aš nelabai skiriu spalvų, tokias ružava tokia. Ir aš galvoju, dabar tu viršau žiūrų, bengerkus, tai tavo gražius. Ir žinot, tuo momentu, kad ir labai skauda, bet galvoju, negi dabar ir mano sesuo iš dangaus žiūri ir verkia, kad 3 vaikai liko, kokia jį nelaiminga. Kodėl aš tą kalbu, kad tikėjimas į Dievą, kuris šypsosi arba kuris duoda viltį, niekada neduoda žmogui nevilties ar depresijos. Niekada neduoda tokios minties, kad Dievas neturi išeities. Ir vilties akivaizdoje Dievas rodo viltį. Pavyzdžiui, kad mes šito žemėje negyvensim amžinai, pakelkite ranką, kas nemirsit šito žemėje. Dar atrasite vaistus, kokius jau atradai, tai man pasakykite. Nenumirsim, sakėt, kad nenumirsim, pripažįstu, kad numirsiu kažkada. Nenumirsim? Nenumirsiu kažkada, aš netaip išgirdau. Jau, gal tie, kurie į Marsą, tai vieną pusę gal tie nemirs, nežinau. Tai kančia arba sunkumai primena, kad šitas žemė yra ribota. Ir tuomet, kai mums kas nors nepasisekė, viešpats tik parodo, kad mes kažką sudievinom. Pavyzdžiui, kad ir kai buvo skauda sesutės laidoti, bet ir jį nežina. Jai buvo 48 metai ir kai man reikėjo sakyti pamokslą per jos laidotuvės, aš sakiau, kodėl Jėzus mirė ant kryžiaus tik 33 metų. Galėjau pagyventi iki 80, ar ne? Ir dar būtų kokias 8 evangelijas parašęs, kaip fainai būtų. Bet per 33 metus jis pakeitė pasaulį savo meilę. Ir aš vėl tą šneku, kad viešpats mus moko bet kurioje situacijoje suprasti, kad pasaulį keičia arba mums patiems. Šitam pasaulį esame laimingi tiek, kiek mes jo nesudėdėm, kiek jo nepadarome nesureikšminam, savęs nesureikšminam, kaip sakiau. Kad iš manęs niekas negali pasijuokti po žinienį. Tai paimdamas, ko aš linkėčiau vieno dalyko, nežinau, jūs ant klausimų duosite, jeigu neduos, paskui aš jums užklausiu, jūs labiau gerite, ne ką nors. Bet labai linkiu to Jėzaus kvietimo nebijoti būti kaip vaikais. Mūsų bažnyčioje toks kunigas Vaidas sakė pamokslą, jis sako, kai jis buvo 7 metų, su pusbroliu žaidė smėlio tenai toj dėžėj, kur ten, žinot, kai žaidžia vaikai. Sako, bežaidžia, pusbrolis jam praskėlė antakį. Tai jis, sako, nulėkiau pas mamą, pasiskundžiau, bet kitą dieną mes vėliau žaidėm ten. Sako, įdomu, kaip čia būna, sako, man dabar 33 metai ir jeigu man dabar pusbrolis praskeltų antakį, tai šį teismą padaryčiau. Sako, kaip čia dabar yra, kad mes maži vaikai moka mylėti, atleisti, o užaugę tokius svarbus būnam, kad teismais įsidaužom ir teismai tęsiasi. Tai čia irgi yra ta mintis, kai mes kažką sureikšminam gyvenime, kas yra tokios smulkmenos. Tada mums labai reikia Dievo, kuris juokiasi, šypsosi. Ir jei dar klausiu tą patį klausimą, ar Dievas juokiasi, atsakau, negali būti, kad Dievas nesišypso. Negi kai jis kūrė pasaulį, sakė, sukūrė pasaulį ir pažiūrėdavo, ir taip sako šventas raštas, ir jis matė, kad buvo labai gera.
Ir ką jis tuo metu darė, kai buvo labai gera, toks susirūpinęs buvo, rimtas labai, buvo labai gera. Tikrai šypsojosi. Šventas Tomas Moras yra tokia malda parašęs jumoro. Jūs neatsiminsit, bet paskaitysiu. Dieve teikis man duoti sielą, kuriai būtų svetimas nuobodulys, murmėjimai, atodūsiai bei skundai. Ir neleis man per daug rūpintis tuo pasipūtėliu, kurio vardas yra aš. Viešpatie apdovanok mane humoro jausmu, suteik malonę suprasti juokus ir būti sąmoningam, kad gyvenime pažinčiau bent truputį laimės ir galėčiau dalytis ją su kitais. Tai eilė klausimams tegul būna, nors čia jau viskas aišku, žinau, kas čia galėtų būti aišku, ar Dievas juokiasi, aišku juokiasi. Tai kaip čia dabar mums tokiem rimtiem, nuo ko pradėti išvystyti tą tokį sveiką humoro jausmą ir sveiką požiūrį į save ir viską aplinkui? Nuo ko pradėti? Juokis. Juokis. Viena, aišku, turbūt svarbiausia mintis, kodėl mes nesijuokim arba nebūnam laimingi, kai netikim, kad kas nors mus myli. Tai ko aš jums linkėčiau labai patikėti ir patirti, kad mes kiekvienas esame be galo Dievo mylimi. Jeigu jūs norit pradėti gyvenime kaip nors šypsotis ir nesireikšmint, kad neišlaikysit egzamino arba kai pradurė padangą, autobusas, nežinau, kas ten yra to. Sugrįžę namo rasit išleištus namus, arba išėję užmiršę piniginę dieną rasit, jau kažkas bus susinešę. Kad tuo metu patikėti, kad tu esi labai Dievo mylimas, o nebaudžiamas, ne tau keršina viešpats kaip nors. Tai pradėti nuo to, kad ne vien tikėti, bet patirti, ar save Dievas myli. Ir jūs niekur nerasite, kad Dievas jūsų nemyli. Mes kartais taip susikūrėm dalykus, kad mūsų Dievas myli, nemyli manęs. Aš stovėtų gal kiekvienas savo vieną pavyzdėlį galiu pasakyti, kai mes ką nors reikšinam. Kad jums pasakyti, kad pavyzdžiui, aš ne vien kaime užaugau, bet ir mokiausi Innsbruke, Austrijoje, kad netrodytų, kad jau čia visai kokų. 2 metus, reiškia, Austrijoje mokiausi ir kai reikėjo egzaminus laikyti vokiečių kalbą, kaip jau sakiau, mano gabumai tokie patys geriausiai, nerodysiu tada pažymių knygelės. Ir kai reikėjo laikyti tą egzaminą, ten 4 valandas apsiginti, reikėjo tokį magistrą psichologijos ir pedagogikos, dabar bijokit, nes aš psichologas jūs pažįstu labai gerai. Ir žinau, kad per tas 4 valandas mama mylė, ten dar vokiškai, ką aš ten pasakiau, nežinau, ką man parašė tą pažymį. Ir dar, žinot, 4 profesoriai sėdė ir jie žino, kad aš turėsiu grįžti į Lietuvą, čia dirbti gimnazijoje, arba tenai būti atsakingas už tokius žmonės jaunus. Ir po to egzamino išėjau, einu į Innsbruko gatve toks žemės pardavęs, jūs žinot, ką reiškia žemės pardavęs. Toks jaučiuosi pažemintas. Iš vis galvoju, kodėl aš to kunigų tapau ir ar Jėzui, aš nesąmonė kažką. Taip jaučiuosi pažemintas. Atrodė, žmonės visi žiūri mane ir sako, kas čia daugiau nesąmonės, tai Savalio kaime. Ir man paeinant, sutikau vaikiną ir jis prašo, tuo metu dar šilingai buvo, dabar ten euras. Jis prašo pinigėlį. Ir žinai, man irgi toks piktis ir galvoju, Austrija tegul patys rūpinasi vargšai, aš man buvo pačiam dėdus. Nedaviau šiam pinigėlių. Ir paskui įėjau ir paskui, žinot, vis tiek kunigas stažį pradavau. Grįžau atgal, žiūrėjau, kur tas žmogus jaunas. Galvoju, nuo vieno gerą darbą padarysiu, kad jau egzaminas nelabai pasisekė. Žiūrėjau, kad jis užėmė į parduotuvę, tai paskui jį užėjau ir žiūrėjau, ką jis perka, jis nusipirko tai kefyro ir jau bandelį neturėjau, ką nusipirkti, jau bandelių neturiu. Ne? Tai aš nusipirkau to kefyro, bandelių tai daugiau ir paskui sekiau šį prie tokio ir laukais nuėjau. Priejau, sakau, tu tikrai neturi ką valgyti. Nu ir mes praleidom maždaug 3 valandas besikalbėdami.
Jis papasakojo savo istoriją gyvenimo iš Vienos, toks sosniausias. Vienas atvažiavęs, ten praradęs ir draugės, ir tenai žmogus be turto, be nieko. Žinot, kai jis viską tą papasakojo, tai aš pagalvojau, dėl ko aš išgyvenu ir dėl ko tam žmogui išgyventi. Tai paskui po jo pokalbio su juo jau aš visai kitaip. Juokiausi savęs kaip kažkoks. Tai reiškia, ką aš noriu pasakyti, čia buvo klausimas, nuo ko mums pradėti. Nebijokite, tragediją pavers komediją. Kas įvyksta pasaulyje, kažkas baisaus, nebijokite žiūrėti visai kitų kampų. Kai buvau paauglys, labai bijodavau, kad pamatys, kad mano batas atsilupė, žinote. Tai būdavo šokas, nainu, taip uždengiu kojas, kad nenoriu šoktis, tik pažiūrėsiu. Prakaituoja visas, kad nepamatytų, žinai, skurdžius, kas už tavęs tekės, ne? Ir įsivaizduokit, vietoj to, kad slėpčiau, žiūrėjau, mano draugas sako, o, mano batas, gert noriu, wow, visi paslėpė ir užmiršau. Nesureikšminant to, kas nėra visiškai reikšminga, tai yra brangus. Tai nuo to pradedi, kai pradedi savęs juoktis, tai pamatai, kad savęs niekas nepasijuoks, jeigu pasijuoks dar įdomiau. Daug YouTube medžiagos dabar labai. Bet kaip sakiau, tas juokas į savęs ne kad save paniekinti, pažemint, bet jis ateina iš pagarbos Dievo. Dievas į mus žiūri su pagarba. Ir net tada, kai mums sunku, jis žiūri su pagarba, negalvo, kad jis trina rankas, kad atsilygina mums. Čia yra tas Dievo įvaizdis, reiškia, atsimačiau į medį ir iš karto, turbūt, kad tai tie nepersižymatų, tai būtų atsimačiau į medį. Tai reiškia, Dievas įplaukia, kad tik nepersižymatų, kad į medį, tada jau atsimačiau. Tai toks kerštingas Dievas. Nu tai va, Milda, aš bandžiau atsakyti, nuo ko pradėti. Čia gal kai kas sakys, tai čia psichologinių patarimų davė. Tai čia kiekvienas psichologas pasakys, žiūrėk pozityviai į gyvenimą. Bet ne vien šis psichologinis yra darbas, bet Dievas tikrai tik į žmogų žiūri su meile. Dar kitas dalykas, negalvokit, kad Dievas mus skirtingai kaip nors myli. Pavyzdžiui, dabar mane labai myli, o jūs nelabai. Nes aš kunigas vis tiek, jėzuitas, tai jis dabar labai rūpinasi manimi. O jau tipo, jau jis turi sukūrė, tai sakė, ai, čia bus kažkur skylė, aš išleisim gyventi šiam žmogui. Kad Dievas kiekvieną myli labai labai. Lygiai vienodai, popiežių Pranciškų, lygiai tave patį ir žinokit, net Putiną myli, įsivaizduokit, aš tai neįsivaizduoju iš vis. Tai tik jis nemyli žmogaus blogų darbų, jis nelaimina žmogaus blogų darbų, ar mano, ar Lukašenkos darbų jis nelaiminęs. Tai jeigu Putiną myli, tai tikrai netikrai jūs myli. Praktikuokit šitą momentą, kad Dievas mus myli, nuo to prasideda humoro jausmas. Ir asmeninkit, velnė nėra ko jau veikti. Nes jis eina apsipdamas į šoną, čia mačiau pirmai pro kavinę pralėkė, kad ohoho. Aš nesakau, kad tie, kurie iš kavinės išeina. Tai ką dar paklauskit, man košių batų iš nėra. Jūs sakot, kad Dievas visus myli. O kodėl šventajame rašte Biblijoje yra žeminamos moteris, gėjai, skatinama vergystė, kiti blogi dalykai? Žinai, čia dabar būtų dar kita tema apie šventą raštą kaip tokį. Bet mes nesiplėsim šiandien, nes jau šiandien dar žagrę žaidžia, tai reikia vis tiek pareit namo. Reiškia, jeigu imtum visą šventą raštą, tenai nežeminamos nei moterys, nei vaikai, nei gėjai. Jeigu imtum visą šventą raštą, tu paimsi Seną testamentą ir paskaitysi. Tu paimsi Naują testamentą, bet ten yra kalbama apie poelgius. Ten kalbama apie poelgius. Ir taip pat kalbama į tokią kultūrą, koks buvo supratimas tuo metu. Bet aš tau atrasiu ir Naujajame testamente, kur Jėzus ateina ir įsivaizduokit dabar, kad Jėzus ateitų čia per duris, jūs galvotumėt, jis atsisėstų šalia manęs, nes čia kunigas geriausias, ne?
jis prieitų prie to, kuris galbūt jaučiasi labiausiai pažemintas. Jis ateidavo ir atsėdavo šalia nusidėjų. Yra Dievo poelgis su žmonėmis. Arba, jeigu norit, tą vadinamą labai dabar temą, Mesietis gėjus, pasakyk apie juos temą, tai čia daugiau būtų žmonių negu apie Dievą. Bet reiškia, paskutinė Pranciškaus popiežiaus mintis, kuri pasakyta. Kas sako aš toks, kad galėčiau žmogų homoseksualą smerkti? Nesmerkime žmonės. Yra poelgiai smerkimi. Arba nesmerkimi, arba paaiškime dalykai, kurie neveda į kūrybą, o veda į egoizmą, tai ar tenai būtų jis heteroseksualas ar kaip toks, jeigu jis egoistas, tai sakoma, tai taip negerai, su egoizmu nėra gerai. Tas pats apie vaikus ir moteris. Jėzus yra pirmiausia tas, kuris atėjęs, atveda moterį, kuri buvo pagauta svetima. Net įstatymų buvo įrašyta, kad jie turi būti užmušami akmenimis moterys. Ir Jėzus parodė, kaip negalima užmušti akmenimis. Jis vienintelis pasakė, kad kuris be nuodėmės paleiskit akmenį. Romos įstatymai tuo metu irgi leido vaikus, jeigu vaikai nepatinka, pirmagimis, jeigu ne berniukas, nužudyti leido. O Jėzus atėjęs griauna tą įstatymą ir sako, leiskite vaikus ateiti į čia, nes vaikai buvo paniekinti. O Jėzus nepakė, kad visi įstatymai, kurie buvo prieš tai, turi laikytis toliau žmonės. Jo, aš suprantu tavo klausimą, bet atsimink dar kartą, aš linkėčiau tau visą šventą raštą perskaityti, o ne po vieną eilutę. Senajame testamente mes rasim tokius žodžius. Viešpat džiūgauja, tai priešai žūva, duok viešpatie, nugalabyk tu juos visus. Ir mes galim sakyti, paškėlę šventą raštą, einam dabar nugalabyk visus Kaune netikinčius, nes kad Dievas mus moko. Ta eilutė pasirinkdami, mes galim taip sakyti. Bet Jėzus Naujam testamente sako, Senajame testamente buvo taip, o aš jums sakau, tu paimi, kad kiekvienas įstatymas būtų įvykdytas. Tu žinai, kas yra didžiausias įstatymas yra – mylėti. Tai esminis įstatymas, kuris turi būti įvykdytas. Tai labai gerai, kad klausiu, bet aš linkėčiau žiūrėti į visumą švento rašto. Ir galų galiausiai didžiausias Dievo įsakymas arba Jėzaus pavyzdys, kad Dievas nesmerkia žmogaus, tai jis pats pamato, kad nieko negali pakeisti šito žemėje, tai jis pats grįžta ant kryžiaus. Ne kitus pasmerkia. Ir tikrai nesako, reiškia net. Žinot, kas pirmas pateko į dangų, kartais norisi būti tuo žmogum. Tikrai ne Marija ir ne Petras. Latras iš dešinės ar iš kairės, kuris buvo tikrai žmogžudys. Tai aš nesakau, kad visi būtų žmogžudžiai, kad į dangų patektų, bet aš pačiais kunigas liepia būti žmogžudžiai, į dangų patektų. Jėzus kalba apie žmogaus širdį, ar jis supranta, ką jis padarė ir ar jis sako, atleisk man. Ir šitie, kad ar moterį, ar vaiką, ar žmogaus kitos orientacijos lytinės, ne patį žmogų mes kalbam. Kad bažnyčioje yra, reiškia dar per istoriją, moteris turi atrasti savo vietą, ypač iš šito popiežiaus kalbama, kad daugiau būtų leidžiamam ir moteris bažnyčiai ką nors veikti, bet reiškia, tai čia galbūt tradicijos įvairiausios, bet šventas raštas, ir ne vien žinokit, tik šventas raštas. Miręs popiežius Jonas Paulius II, sako, buvo gyvas, sukvietė į Asyžių pagrindinių religijų žmonės, visus tiek žydas, ar būtų musulmonų, hebra atvarė, pagrindinių religijų žmonės, kurie vieni Talmudą turi, kiti nes ir ką jie nutarė ten susirinkę. Labai faina, kad nosis nedaužė, nebandė jiems kito atversti, bet jie paėmė tai savo šventus raštus ir pasakė, remiantis mūsų visais šventais raštais, niekas neturi teisės sakyti, kad karu galima skelbti tikėjimą arba kad galima žudyti. Niekas neturi teisės. Ar bažnyčios istorijoje, ar dabar kokie būna savižudžiai musulmonai, kur kartais sakom, Koranas taip moko, Koraną vėl tą patį Koraną. Tai prisima vieną eilutę iš Korano, pavyzdžiui,
vokiečiai, žinot, ką buvo užsirašę ant diržo sakties. Kort jūs švento rašto eilutę, Dievas yra su mumis. Tai tu galima bet ką ištraukti iš švento rašto ir pasakyti, kad gėjus žudo. Kam ir taip. Vergystė. Dabar vergystė, nežinau, bet kokia žmonių kaip darbo vergystė, ne? Žmogų kaip nuosavybė. Mes didžiausia, vadina, kad mes Dievo nuosavybė, nieks neturi kito žmogaus vergauti. Bet ir Senajame testamente parašyta, naujajam nieks neprieštarauja šitam dalykui. Nieks neprieštarauja vergystė. Skatinama, kai Jėzus atsirado, tai jam tai netrukdė. Jėzui netrukdė vergystė, ne? Aš galiu pacituoti? Ne, aš žinau, tu gali pacituoti, aš tik tiek žinai pasakysiu, kad Europoje, kuri kūrėsi ant krikščioniškų pamatų, pirmoje vietoje bandoma buvo išnaikinti vergystę. Tai, matai, Jėzus irgi atėjo į kultūrą, kurią mums atrodo, kad jis turėjo pakeisti iš pagrindų ir iki šios dienos būtų Dievo karalystė žemėje. Jėzus atėjo į kultūrą, kur buvo iš tų 10 Dievo įsakymų 600 įsakymų jau sukurta. Ir jis dėl to ir buvo nužudytas, kad, pavyzdžiui, šeštadienį gydydavo, o ten sakė, šeštadienį reikia švęsti. Tai per 33 metus, nežinau, ar kuris jis tik tai gal kalba, kad vergą pamaitink, arba, reiškia, duok jam valgyt, pagarbiai jį laikyk. Tai dar nereiškia, kad jis pritarė vergystė, nes kartais šiais laikais nėra vergystės, bet koks nors tarybiniais laikais pirmininkas arba šiais laikais ūkininkas tai žmogų išnaudoja, bet jis vergu tampa. Jo, tavo klausimai gerai, bet aš tik tai linkėčiau žiūrėti į visą švento rašto mintį ir tai, ką daro šiuo metu bažnyčia. Aš tau išvardinčiau šimtus šventųjų, kurie bandė vergystėje padėti žmonės, kad išeitų iš vergystės, arba tai jie to nedarytų, jeigu tik Jėzus tai būtų mokas, arba yra natūraliai, nes mes visi esame prieš Dievą lygus. Žodžiu, tu tik tai cituoji tai, kad kai žmonės pasima švento rašto eilutę ir jie bando remtis, čia ne tau. Bet va čia dar krikščionybės supratimas tų žmonių ar kunigų, ar būtų, kai mes bet kurią švento rašto eilutę pasiėmę, to remdamiesi bandom gyventi. Pranciškus Asyžietis toks pagalvojo, kad reikia neturtas, tai jis griežtai paėmė viską, išėjo, bet paskui po kiek laiko suprato, kad turtas nėra blogis, tik su juo reikia gerą daryti, arba kas nors. Tai... Jo, bet mes dabar apie juoką šnekam, tai čia kažkaip jau vėl rimtai viskas. Aš noriu paklausti. Taip. Bet galima mikrofoną. Prašau. Dievas Jėzus pateisina humoro tik prieš religiją. Ypač jeigu tas humoras sklinda iš kito tikėjimo. Žinot, humoras ar į religiją, ar į bet kokį žmogų. Viešpats niekada nelaimins, jeigu mes pažeminame kitą žmogų ar kitą religiją. Humoras tikrai prasme yra, kai jeigu juokimas iš kito tikėjimo, tai abudu jie juokis, tai žmonės. Pavyzdžiui, duosiu pavyzdėlį, kuris tikrai būtų nepasijuokimas iš kitos religijos. Rabinas, žinau, žydų tautos žmogus, reiškia šventikas ir kunigas susitiko ir abudu ginčiasi, kokio tikėjimo malda stipresnė. Ir kunigas sako, man atrodo, kad mano tai kaip čia buvo, sako, aš kartą turėjau atlaidus, prieš aukojo mišias lauke, labai daug buvo žmonių ir sako, žiūrėjau debesis audra, ir tada aš tai pradėjau karštai melstis ir sako, aplink altorių, aplink kur žmonės stovi, niekur nelyjau, o visur kitur lyjau. Ir tas rabinas sako, stipri malda, tikrai stipri. Sako, bet sako, rabinas, man atrodo, mūsų malda dar stipresnė. Kaip pas tave buvo, rabinas sako, šabo dieną mes neturim teisės dirbti darbų arba paliesti pinigų. Ir įsivaizduokit, sako, einu į sinagogą gatve ir ant grindinio staiga matau guli pinigėlį pamestą. Negaliu liesti šabo dieną.
Sako, kai pradėjau labai karštai nersis, staiga tą piniginę penktadienį su visų kur šeštadienis. Nesupratot jūs. Aš tik davau pavyzdį, kad ne ten buvo tas penktadienis, ne šeštadienis, bet, pavyzdžiui, toks humoras iš religijos nežemina. Arba labai vaikai moka su Dievu kalbėtis, kur Dievas tikrai šypsina. Pavyzdžiui, aplankė zoologijos sodą vaikai ir pirmą kartą matė žirafą vaikas. O grįžęs namo jis įpratęs vakarė pasimelsti, bet jis taip nuoširdžiai. Jis atsikopė ir sako, Dieve, kai tu kūrė žirafą, taip norėjai, tai buvo nelaimingas atsitikti. Tai šia prasme vaikai mus moko, kad tikrai mes galim iš šitų religijų pasijuokti, bet nežeminant jų, arba maždaug mes krikščionys, tai turėtų būti laiko, ne? Aš noriu pasakyti taip pat dar, kad čia jau truputį kita tema, bet čia irgi taip juoko bus. Tai reiškia, Antras Vatikano susirinkimas kalba, kas yra bažnyčia, kam priklauso, kurie žmonės nueis į dangų, taip sakant, arba ne? Ir jie sako, kad pakrikštyti, nu tai buvo mes. Pirmiausia, ne, vis tiek, jau bent aš tikrai, ne. Tada kiti geros valios žmonės, nekrikštyti arba kitų tikėjimų, jie visi priklauso, nes žmogaus, kiekvienas žmogus turi sąžinę. Ir taip, kaip jis supranta gerą, padaro gerą, tai negi Dievas sakys, nepakrikštytas varai Marsą, ne. Ir yra toksai anekdotas katalikams, kurie galvoja, kad reiškia, jie tik vieni dangui bus, tai reiškia, numiršta katalikas, nu, ten tai buvo prašęs, tik nežinau, kaip jis pernai tą žinę į žemę, tas katalikas. Ir kai numiršite į dangų nueini, nu aš ten nebuvęs, bet čia taip sako. Tai Petras pirmiausia ekskursiją pradeda per dangų. Ir ten daug kambarių yra, nes taip šiandien rašte parašyta, daug buveinių tai yra. Ir aš matau, mano buveinę kažkokį bus irgi. Ir dabar eina ten, atidaro vienas duris ir katalikas klausia, tai kas čia yra šitam kambarį, sako, čia musulmonai, ir katalikas, tai ir musulmonai dangui. Jos sako, ir musulmonai dangui. Ir vau, maniau, kad ne. Nu, ten paskui toliau eina, ten krikščionys protestantai, ir jėzus dangus surado, ten hinduistus surado, ir net jogas rado, ten visus rado dangui. Praeina pro vienas duris, o ten pro jas praėjo ir Petras neatidarė tų durų. Tai tas katalikas sako, kodėl ten praeinam, ten tuščia dar? Ir Petras sako, ten sako, yra katalikai, jie mano, kad tik vieni dangui. Tai, žinoma, kalbant apie religijas, geriausiai išsireskus jau. Neskubėti iš kitų juoktis, nes tada būna geriausia. Nu jo, čia tas ir klausimas buvo. Viena yra juoktis, o visai kas kita yra tyčiosis pasijuokti. Tai juokas ar humoras nėra savyje koks nors tikslas, žinai. Jeigu juokuosi, tai tik į Dievą. Jeigu nesijuokus, tai jau aš visai šiaip sau, ne? Žmogus yra kada tikrai nuliūdęs, arba žmogus yra tada, kada... Bet aš sakau, nuliūdęs turi viltį turėti. Bet kai kitą žeminę, čia nėra humoro jausmas. Čia yra jau... Nu, čia jau yra... Ir atkreipti dėmesį, kai kitą žeminę, tai giliausiai dar tu pats savęs nepriėmė kaip dovanos. Mes juokdamėsi iš kito, iš tikrųjų, rodom ženklą, kad aš dar savęs nepriėmiau kaip dovanos. Aš dar nemoku save priimti su ramybė, nes mane kitas nervuoja. Dažniausiai nervuoja tas kitas dėl to, kad pas mane tų savybių dar tobuliau yra, kaip pas jį nebuvo. Pavyzdžiui, kai mes su dvyniu susitinkam, tai viens kitą taip nervuoja. Aš turiu dar vieną klausimą. Prašau? Aš turiu. Bet tu ten vėl paklausė. Mes galiu dar mikrofoną. O ar jeigu žmogus netiki Dievą, ar jis gali turėti visas tas savybės, mylėti, juoktis, džiaugtis, uždžiaugti ir kitas savybės? Ar būtina tikėti Dievo? Ar kad būtum geras žmogus? Žinoma, draudžiama jam juoktis, nes jis netiki Dievą. Ne, man tikrai, aišku,
Man patiko, sako, šitoj Amerikoje yra ateistai pasistatę bažnyčią, nes jie irgi nori susirinkti kartu, pabūt kartu, nu, gal, netvarkoj, man viskas tvarkoj, bažnyčia nebūtinai, kad tenai, kad sako, jie susirinkę pradeda maldą ir sako, ačiū tau Dieve, kad tavęs nėra. Nu, bet čia tvarkoj. Dabar, tikėjimas yra dovana. Tikėjimas nėra koks nors tik tradicija arba kaip obuoliai nusiskini. Yra žmonių, kurie netiki į Dievą. Kai 7-8 klasėje buvau ir aš netikėjau. Ir kartais šiais laikais, kai 7-8, žinau, paauglystėje yra, jie netiki į Dievą. Tai sakau, tėveliai atsargiai, nes jie gali būti taps kunigais, tas man tai buvo irgi. Tai reiškia, iš tikrųjų, netikintis žmogus, kuris nuoširdžiai ieško tiesos, tai jis tikėjimo prasme yra labai arti Dievui, nors jis to pats nežino. Nes jis yra tiesoje, taip kaip sako jam sąžinė. Tikėjimas yra dovana ir jeigu jis iki mirties to Dievo nesutiks, tai negi Dievas sakys, žinai, aš tau dovanos tos nedaviau, tai nenueisi į dangų. Taip nesąmonė. Tai ir natūraliai, kad kartais netikintysis gali ir pasiaukoti už kitą, kaip ir tikintysis ir kas nors. Tik netikinčiam kyla problemų, kas po mirties, arba kokia yra prasmė. Ką? Kas būna po mirties netikinčiam? Gerai nebūna. Ne, nu tai klausimai kyla, jam kyla klausimai, kas yra po mirties, nes jis netiki Dievu. Arba jam nekyla klausimai, sako, kai numirsiu, sužinosiu. Nu, aš nenoriu kalbėti už netikintį, bet aš, pavyzdžiui, bet žmogus vis tiek ko nors tiki, jis pradeda tikėti reinkarnaciją, arba jėgom kokiu nors, kita gyvybė, kur nors Marse gal yra kokia. O tai ir netrodo, kad taip yra blogai auklėt vaikus, kad jeigu, sakyt, tu turi tikėti, nes jeigu netikėsi, tai, nu, keliausi į pragarą. Netrodo čia daug vaikų, kaip iš tikrųjų, nu, gąsdinimas. Nes jie taip ir neturi pasirinkimą. Jeigu jūs pasakot, tu tikėk Dievą, tada viskas gerai. Jeigu tu netikėsi, tu keliausi į pragarą ir degsi visą amžinybę. Nu, jeigu tik tiek mes kalbėtumėm, tai taip ir atsirandam, nes labai bijom Dievo. Aš kaip sakysiu, kad auklėjime kartais, arba sako, meilės pradžia yra baimė. Kartais, pavyzdžiui, vaikui pasakyti, kad, žinai, tu vaikelį, kai nueini į iki ir tuo šokoladuku susideda į kišenį ir kaip tau, apie tave prašys Kauno diena, tai tau bus pagazdins. Nieko blogo tai pagazdini. O gal jis tų šokoladukų neima. Arba... Tai jūs tokį skaitėt pagazdinimą? O tai čia kas buvo? Čia, man atrodo, nėra gerai gazdinti vaikus. O tai ką jam sakyti? Paaiškinti, kad tai negerai, ir tai... Aha. Jūs sakys, kad nieks nemato ir skanu. Aš tik noriu pasakyti, kad tam tikrais dalykais, žinai, kaip yra. Sako jau, jeigu nieks nemačin, tai bent pagazdinti pragarą, gal tada sustos blogą daryti. Nu, čia yra kraštutinės priemonės pagazdinti pragarą. Bet jeigu žmogus kaip blogą darys bijodamas ko nors, tai yra labai prastai. Tai dar nemylės Dievo. Tikrai, tai aš sutinku su tavim. Ir mūsų tas pasakymas, kad Dievas už gerą atlygina, už piktą baudžia, tai mus padarė irgi, mes Dievo bijom. Arba kai darom galvojus, ko metu nemato. Bet labai man keista, kaip ir bijo Dievo, bet kartu ir mylisi. Man tai labai keista, kaip tu gali mylėti tą, po kažko bijai. Po kartu bijai. Tai po kiek laiko, kai paskaitai Evangeliją, pasirodo, kad jis Dievas tau nekartą per galvą, arba jis, kad didžiausia Dievo džiaugsmas, žinot, koks yra atleisti, tada supratai, kad tuo pragaru mane močiutė daugiau gąsdino, o ne pats Jėzus. Ir tas pats Evangelijoje pasakys, kad pamažu baimė išnyksta, atsiranda tik meilė. Meilė išveja baimę. Bet kartais momentais baimė krestel, taip kad, kai jau nieks nepadeda, taip krestel, nieko tokio. Nu, aš nesakau, kad taip pažeminant to, nieko tokio. Bet aš tik su tavimi, jeigu tik mokysi už gerą atlygimą, aš tik baudžia, tai vaikas bėda bus su juo. Na, aš norėčiau tik ką pasakyti, tam žmogui prisiklausė, ar blogai gąsdinti pragaru. Tiesiog kai ką papasakot, kad aš turiu tokią draugę,
kuri iš esmės yra mano tokia vienintelė tikra draugė. Ir jai buvo labai blogai, buvo kaip depresija ir kai jinai nebeturėjo vilties, jinai iš tikrųjų buvo ant slenksčio tarp gyvenimo ir mirties. Nu, jinai galvojo apie savižudybę. Ir tuo metu aš pradėjau gilintis į krikščionybę ir dažnai apie tai šnekėtis su ja. Ir iš esmės, tuo momentu mes ir negalėjom bendrauti, bet iš esmės šita atmintis apie tai, kas būtų, jeigu aš nusižudyčiau, kaip jinai galvoja. Ir ta mintis, kad galbūt iš tikrųjų būtų, kaip jūs sakėt, negerai. Ją sustabdė. Ir dabar vis dėlto man draugė yra. Man nebuvo. Tai dar kartą, kad reiškia visi dalykai, kurie padeda, tas toks Ignacas, kuris Jėzus įkūrė, irgi jis dabar šventas yra. Bet kai buvo dar nešventas, irgi norėjo nusižudyti. Pasirodo, visiems šventiesiems norės nusižudyti. Tai įdomu. Bet jis irgi nesižudė vien dėl to, kad bus nuodėmė, dėl to, kad bus nuodėmė. Ir tada jis nesižudė. Tai, sakau, čia yra tokį kažką. Labai mažai įrodymų. Ką? Labai mažai įrodymų. Tai, žinai, mažai įrodymų, kai dabar aš klausiau, kad Dievas dabar mane myli, ar ne, gal jis užsiėmęs Ukrainą, gal net ir laiko man, bet reiškia, iš tikrųjų, kai pažiūrau 50 metų atgal, tai aš bijau subėjoti, jūs tikrai mane labai myli. Nes aš matau... Aš tikrai myli, bet kiek yra žmonių pasaulyje, kenčiančių Afrikoje, tsunamiai, visokie pichinės nelaimės. Tai mes turėjom kitos temos, kuri galbūt už mėnesį kokio bus, jeigu Dievas taip myli ir šypsosi, kad jie dėl blogio pasaulyje, ar ne? Mes turėjom kitą temą, bet čia tikrai neišnagrinėsim, nes žalinis, kur žaisti. Tik tai reiškia, tik trumpas galėtų būti atsakymas. Dievas tokio pasaulio neįsižada, kur gaisrai, Afrikoje, karas, vaikučiai žudomi ir taip toliau. Tai ką Dievas daro? Lengviausia atrodo, kad jis tuos visus žudikus yra paslaptis, nes žmogus yra laisvas. Ir pasaulyje žudo ne Dievas, bet žmogus žudo. Ir ką Dievas daro, tik jis ateina būna su kenčiančiu žmogum kartu. Ir jeigu kartais klausi, ką Dievas daro, tai parodo į kryžių, ką jis daro. Jis miršta kartu su kenčiančiu.